Labas vakaras. Pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie žaliavalgystės naudą. Sveikų mitybos būdų laikoma žaliavalgystę propaguojantys žmonės teigia, jog taip maitinantis galima atjaunėti, numesti nereikalingą svorį, atsikratyti ligų. Pusei metų žaliavalgė tapusi aerobikos trenerė alytiškė Gitana Vitkauskienė pasakoja, jog jos žaliavalgystės periodas baigėsi kiek kitaip. Tiesa, svoris krito, tačiau medikai Gitanai konstatavo mažakraujystę. Visą gyvenimą sportuojanti moteris išbandė ir kitus šiandien populiarinamus sveikatinimo būdus – organizmo valymą, vegetarizmą, iškrovos dietas. Ar iš tikrųjų tai naudinga mūsų organizmui? Apie sveiką požiūrį, sveiką gyvenseną šį vakarą laidoje Gyvenimo būdas interviu su gerai alytiškių pažįstama sporto ir sveikatingumo klubo Šauliai įkūrėja. Energijos, geros nuotaikos bei charizmos alytiškiai Gitanai Vitkauskienei galėtų pavydėti ne tik dailiosios lyties atstovės, bet ir vyrai. Dabar nepriekaištingos figūros dviejų sūnų mama prisimena, jog vaikystėje jai teko girdėti netokius malonius žodžius apie savo išvaizdą, mat buvo stambesnio kūno sudėjimo. O ir vyresnio amžiaus giminaičiai teigia, esą tokie jų giminės genai ir su tuo teks taikytis visą gyvenimą. Netobulos kūno formos skatino Gitaną užsiimti sportu jau vaikystėje. Stovi mano dabar akyse ta nuotrauka, kad aš nežinau, tikriausiai buvo 6 klasėje ir buvo po kalėdinio karnavalo nuotrauka ir iš tikrųjų aš neįsivaizdavau, kad aš esu tokia. Kaip ir daug kas iš tikrųjų dabar ateina pas mane mergaitės ir aš matau mokykloje mergaitės ir vaikštančias gatvėje, iš tikrųjų labai daug viršsvorio, vos puškuoja, bet jos nesuvokia, neįsivaizduoja, kad jos yra stambios, kad jos turi per didelį kūno svorį, kad jom reikėtų kitokio gyvenimo režimo. Ir iš tikrųjų ta nuotrauka tai man ir dabar stovi akyse, nes iš tikrųjų tai klasėje buvau pati stambiausia, bet tikriausiai tas matyti ir skatino. Ir paskui užsiimti sportu ir lankyti būrelius, nors sakau, aišku, tiesiog tėvai nuvedė, tiesiog tai patiko, tas fizinis aktyvumas. Tai iš tikrųjų aplinkui, visą laiką turėjau tą ir stambesnį kūno sudėjimą, aplinkui šmėžuoja lieknos visos gražios ir dar mano laikais tai išvis nieks nežinojo ir nesuprato. Aš, pavyzdžiui, įsivaizdavau, kad jeigu aš esu tokia, tai jau man yra visam gyvenimui. Gitana taip pat pasakojo, jog prieš 20 metų jau buvo susidomėjusi vegetarizmu. Viena mano kursiokė pasiūlė, sako, tu nueik planetariume, reiškiasi viena moteris, tai buvo Kazimiera Vaikštarienė, veda, reiškiasi paskaitų netgi ciklą apie vegetarizmą. Bet tai buvo pačios tos Kazimieros Vaikštarienės dar pačios pirmos paskaitos, tai nežinau, čia buvo kokiais 90 metais, jinai dar pati tik tai pirmą tą darė paskaitų ciklą. Aš ten pradėjau lankyti, tai tada Kazimiera Vaikštarienė buvo jau ir po savo to giliojo badavimo, ten gal 40 dienų, daug labai viską iš savęs išbandžius ir jau mes buvom tarsi pirmi tie mokiniai. Iš tikrųjų ir toliau mane sekė, kad aš dažniausiai kas Lietuvoje atsirasdavo, tai būdavau būtent ne ta paskutinė, bet ta pirma, kuri viską išbando. Tai kaip jau ta pirmoji, ta mokytoja, tai buvo Kazimiera Vaikštarienė, kur ten tada propagavo vegetarizmą. Tai aš žinau tikrai, kad aš ten būdavo iškrovos dienų, kad aš valgydavau tik tai, bet aš tiesiog ten fanatiškai dariau, tiesiog man užtekdavo, kad ta informacija įlįsdavo į mano pasąmonę, kad aš tuo žmogum tikėjau, jį mačiau ir, aišku, lieknėjimas būdavo didelis. Per pastaruosius keletą metų Gitana yra išbandžiusi ne vieną ir šiandien propaguojamą lieknėjimo ir sveikatinimo būdą. 2000 metais, kai čia prasidėjo visų migracija į Palangą pas Kepenį, tai aišku būtinai išvykau ir aš, nes aš žinau, kad ir viena klientė mano buvo, ir kita buvo, ir aš taip su pasibaisėjimu, aš dar nebuvau. Taigi, iš tikrųjų nesiryžau važiuoti 2 savaitėm, nes jau daug turėjau patirties ir įsipirkau 7 dienom. Tai aišku, tas bėgiavimas, meditacinis bėgimas, maudymas šaltoje jūroje, sakykime, ta mityba, kur buvo tik tai kruopos ir ten virtos daržovytės. Ir paskui Kepenės rekomendavo 1 kartą į savaitę tą prabadauti. Būtinai aš aišku prabadavau. Plius ten buvo gimnastika, iš tikrųjų tai gimnastikos treneris buvo labai prastas, tenai kas antram susuko nugarą.
Tai iš tikrųjų, ką aš patyriau, kad, reiškia, toksai režimas, kada žmogus atvažiuoja ir sako, man nekrenta svoris, man nieks nepadeda. Ir kada tu pabūni, reiškia, 7 dienas tam režime, tu pamatai, kad viskas žaibiškai ten nuo tavęs teka, krenta, išeina vanduo, viskas ten iš tavęs valosi. Aišku, tai yra drastiškas metodas ir, pavyzdžiui, daug kas yra pastebėta, kad žmonės, reiškia, sako, aš jau 10 kartų buvau. Tai vadinasi blogai pateikta metodika. Žmogus turėtų nuvažiuoti ir po to vieno karto jis turėtų mokėti gyventi jau parvažiavęs. Nors atrodo jau daug patyrus, mano pats pirmas maistas tai buvo, kad aš atrodo mes sustojom ir aš nusipirkau torto. Reikia maždaug 100 dienų įtvirtinti įpročiam. Numeti 10 kg, reikia 10 padaugink, 10 kg padaugink, iš 10 reikia 100 dienų tie kilogramą įtvirtinti. Tai yra reikia taip pačiai maitintis dar tiek laiko. Tai va, o išbandyti būtinai visiems. Jeigu tu jauti, kad tau ten duos kažką, kad tai bus tavo pirmas žingsnis, kiekvieną priemonę reikia išbandyti. Aerobikos trenerė taip pat neatsisakė dviprasmiškai vertinamo žarnyno valymo Jelenos Tulčinos natūralios medicinos centre. Vėlgi, manau, jeigu pa žmogų yra vidurių užkietėjimai, jeigu pa žmogų ištisai pučia vidurius, nemanau, kad žmogus, reiškia, pasidaręs, tai nereiškia, kad tu tą ištisai sistemingai dienos turi važiuoti ten ir darytis. Bet jeigu tu jauti, kad būtent tau to reikia, tai nemanau, kad ten viena procedūra ir 2 procedūros gali kažką pakenkti. Manau, kad žymiai daugiau žmogui pakenkia, kad jisai turi padidintą kraujospūdį, padidintą cukrų, padidintą, reiškia, kūno svorį ir jis nieko nedaro, o tik tai skundžiasi. Prieš maždaug 1,5 metų sveika mityba besidominti Gitana 6 mėnesius gyveno žaliavalgystės ritmu ir maitinosi vien žaliais, termiškai neapdorotais produktais. Tai buvo tiesiog naujiena Lietuvoje. Ir gavau, to dar buvau neišbandžius ir vis apie tai nieko nežinojau. O kaip aš ir sakiau, kad aš visą laiką, jeigu išgirstu, kad yra kepenis, tai būtinai man reikia pirmai nuvažiuoti. Jei išgirstu Tulčinos metodiką, būtinai man reikia pirmai išbandyti, kad aš galėčiau, nes kadangi jau nuo 2000 metų ir dar anksčiau aš dirbu su moterim, su merginom, su vaikais ir gaunu labai daug klausimų ir pastebėjau, kad į mane, reiškia, žmonės kreipiasi ne kaip į trenerę, bet man skauda blauzdas, man svaigsta galva, man slenka plaukai, man trūksta oro, aš nemiegojau. Reiškia, klausė visiškai ne su sportu susijusiais dalykus ir aš supratau, kad aš turiu žinoti labai daug ir dar daugiau, kad žmonės pas mane ateitų ir aišku, per tą ir pačiai man yra gerai. Tai žaliavalgystės tiesiog neatmečiau, nes susidarė tokia galimybė, kad į elektroninį paštą gavau pakvietimą apie žaliavalgystę, kad bus seminaras, kad atvažiuoja iš Amerikos, įsivaizduoja, dėl mūsų kažkas perskrenda, reiškia, vandenyną, atvažiuoja į Vilnių skaityti paskaitą ir kodėlgi nenuvykti. Nuvažiavo mano šeimos nariai su knygom, su visa informacija ir jau tą pačią dieną mes tapom žaliavalgiais. Ta prasme, tą pačią dieną jau vakarienė, aš atsimenu, kad nieko nebuvo, tai aš tiesiog tą pačią dieną valgiau jau vakare, 18 val. Aš jau valgiau tik tai šitas razinas. O paskui, aišku, jau prasidėjo ir knygų studijavimas, ir aparatūros įsigijimas, ir produktų susipirkimas. Ir netgi po mėnesio laiko buvo pirma Lietuvoje žaliavalgių stovykla savaitės laiko, tai irgi būtinai aš ją nuvykau. Tai ten mes gaminomės kokteilius, gaminomės paštetus, kas gali atstoti tortą, kas gali atstoti mėsą. Kalbėdama apie savo žaliavalgės racioną, Gitana vardyja eilę tiesiog pievoje augančių žolių pavadinimus, vaisius, daržovės. Koks tapo jūsų gyvenimas tuo žaliavalgystės periodu? Tiesiog, ką jūs valgėte tuos 6 mėnesius? Tai iš tikrųjų niekas nepasikeitė, nes aš tikrai niekam neprisirišau ir nepasakiau, kad aš esu žaliavalgė, aš tiesiog bandau, skanaunu, stebiu save. Aišku, tai yra žymiai paprasčiau, nes nereikia tempti šitiek daug maišų tašių, nes vis tiek būnant tiek laiko tam sveikatingume, tu suvoki, kad mes esam vartotojai, kad mes, reiškia, tysiam baisulinius tuos krepšius, tašes ir visą laiką stengiasi, kad kaip man paprasčiau pagaminti, nes iš tikrųjų tai sužavėjo, nes tau elektra tauposi, tau riebalų su feiriais jokiais nereikia plauti.
tu išvis, ir lengva pagaminti, ir lengva nusipirkti, ir tu pati jautiesi lengvai, nes iš tikrųjų tas lengvumas yra, nes labai stiprus valymasis. Nes kadangi aš viską pradėjau Liepos mėnesį, tai pagrindė pradėjom nuo kokteilių. Tai tiesiog atsikeldavau ryte, reiškiasi, aš buvau atsakinga, nes kadangi prisijungė ir mano vyras, tai aš buvau atsakinga už žolių surinkimą. Mes turim kaimą 6 km už Alytaus, tai aš tiesiog buvau už tai atsakinga ir šį savaitę kartą važiuodavau žoliauti. Tai reiškia ir kiaulpienės, dilgėlių, pas mus labai daug būdavo dilgėlių, tai aš jau, kadangi labai norėjau turėti gerą kraują, tai labai jau ir buvau apsiskaičius, kad būtent, reiškia, žolės tau papildys ir baltymą, žolės tau papildys geležį, tai jau ten ant tų, reiškia, dilgėlių, tai tikrai labai daug dilgėlės, takažolė, kiaulpienė. Žaliavalgystės periodas Gitanai nebuvo sunkus, tačiau po pusmečio moteris sako pajutusi, jog tas pats maistas kiekvieną dieną pradėjo atsibosti. Tai iš tikrųjų pirmos dienos labai žaibiškai krito svoris, bet kada paskui atsiranda monotonija nuo to pačio maisto. Jeigu įsivelia monotonija, tau ta pačia žolė kasdieną, tau tas pats vaisius kasdieną, tau riešutas kasdieną, tau razina kasdieną, tau, reiškiasi, kruopos kasdieną, tos pačios arba panašiai įsivelia racionas ir paskui žmogus pradeda jų valgyti daug. Reiškiasi, tada įsijungia. Kitas dalykas, kad tu to maisto, nors ir atsisveiko, tu pradedi daug valgyti. Ir iš tikrųjų, paskui svoris, aš nežinau, man atrodo, kad atsistatė, gal net šiek tiek ir padidėjo, nes kadangi vaisiai yra labai kaloringi, bananai yra labai kaloringi, jeigu tu daug kokteilio, ta pati butenko turi viršsvorį. Nes jeigu tu gersi kokteilių po 3-4 litrus į dieną, tai tu gausi gryną cukrų, o kur baltymas, kur riebalas. Vėlgi, jeigu pilsiesi per daug aliejus, dažnai žmonės per daug aliejus pilasi. Jeigu vienas šaukštas aliejus, 180 maždaug kalorijų. Tai įsivaizduokit, tai saldainė šokoladinė 80 turi kalorijų. Tai vėlgi netaip yra baisu suvalgyti tą saldainę, negu prisipilti aliejus daug. Tai galima sakyti, kad tai visiškai, tarkim, tapo žaliavalgiu nereiškia, kad tu tikrai atsikratysi svorio. Tikrai ne, atvirkščiai gali tave visiškai išbalansuoti. Nors ilgą laiką maitindamasi vien žaliavalgių maistu, Gitana jautėsi neblogai, visgi po apsilankimo pas gydytoją sužino, jog jai diagnozuota mažakraujystė. Iš tikrųjų, neretai tenka girdėti, jog žmonės tapę žaliavalgiais atsikratė tam tikrų ligų, netgi kažkokių labai piktų. Kaip buvo jūsų atveju, kokia buvo jūsų sveikata po to žaliavalgystės periodo? Iš tikrųjų, patirtis rodo, kad ir kodėlgi dietos visos sustatytos 10 dienų. 10-7 dienas, bet kokia kliausia dieta, ar tu gali tik tai, reiškiasi, valgyti tik tai kruopas, ar tu ten baltyminė dieta, jinai iš tikrųjų nekenkia. Ir 10 dienų net ir valios pastangom žmogus gali išsilaikyti. Bet galbūt, jeigu pas save labai daug problemų su sveikata, galbūt tu gali, pavyzdžiui, net ir medikai patarė, pavyzdžiui, sakykime, mėnesį laiko būti be baltyminio maisto, pavyzdžiui, daržovės ir kruopos, ir vaisiai, kuo mažesniais kiekiais, mėnesį laiko, labai yra gerai. Bet kada dar galbūt kažkam tai 3 mėnesius. Bet jau manau, kad, reiškiasi, ilgiau kažkokios tai nesubalansuotos mitybos, valančios mitybos, tikrai, būtent galima, manau, laikytis 2 savaitės, mėnesį, jau maksimum 3 savaitės, esant jau priežiūrai ir labai save stebint. Mano atveju, kadangi, reiškiasi, aš 6 mėnesius nevalgiau nei žuvies, nei mėsos, nei pieno, jokio produkto, nei vieno gabaliuko. Reiškiasi, visiškai gyvulinio baltymo. Buvo tik tai, reiškiasi, to žolės kaip baltymų ir, nežinau, man atrodo, pupelių ten nelabai ir aš ir vyriausi ir atseit kaip baltymas buvo riešutas. Tai iš tikrųjų, kada grinai dėl darbo pasitikrinau dėl darbo profilaktinės knygelės, man teko pasitikrinti savo kraują ir aš buvau labai jau senai nesitikrinus ir pačiai tiesiog domėjosi pasižiūrėti, tai iš tikrųjų mano kraujyje buvo per mažai hemoglobino. Reiškiasi, vietoj 130, tik tai 101. Nutariau, kad kodėlgi nepabandžius man atstatyti savo to hemoglobino. Nes iš tikrųjų man paprasčiausiai parodė, kad mano, tai nereiškia, kad visi kiti, kurie yra tikrai tų žaliavalgių ir jie gerai jaučiasi, nors dabar per televiziją pasisako, kad vis dėlto be mėsos yra blogai, kad neteina deguonis, net neša deguonis, negauna pakankamai širdis, kad žmogus prasideda apatija, piktas darytis, be gyvulinio baltymo.
Va, tai aš tokio labai stipriai nejaučiau, bet iš tikrųjų reikėdavo daugiau galbūt, man atrodo, kad pailsėt, pagulėt, daugiau reikėdavo pagulėt, kada mano kraujas dabar yra 130, aš tikrai galiu be sustojimo judėti. O tada taip įsivaizdavau, kad gal čia amžius, kad man jau reikia ramybės, kad man reikia labiau poilsio. Dėl to yra iš tikrųjų galima susijęti, kad va, tie žmonės, kurie tampa vegetarais, kurie nevalgo gyvulinio baltymo, kurie vien tik tai valosi, tai jie ir kas jiems daugiau belieka? Jiems belieka medituoti, jiems belieka gyventi atsiskyrišką gyvenimą, jie paprasčiausiai kitiem dalykam neturi jėgų. Išbandžiusi ne vieną dietą, dabar Gitana sako, jog svarbiausia valgyti paprastą, neįmantriai pagardintą maistą. Reikia, kad jis būtų kuo natūralesnis. Kuo natūralesnis maistas, kitaip tariant, jeigu tu valgai mėsą, tai turi būti virta mėsa, garinta mėsa arba tiesiog tokia mėsa tokiam troškinukiai lengvai su daržovėm. Jeigu tavo yra varškė, tai tavo turėtų būti varškė su kažkokiu tai maksimum, kad jau ten tas sulipinimas būtų, galbūt su bananu, galbūt su medum, galbūt jeigu tu nori lieknintis, tai su 0%, sakykime, jogurto arba su pasukom. Ar ne, jeigu tavo yra bananas, tai jis net kažkur tai apvoliotas, apkeptas, o bananas. Jei tavo yra obuolys, tai gali būti trintas obuolys, keptas. Nu, kad ta prasme nebūtų tų vis dėlto kulinarinių šedevrų, ne. Kada yra pridėta daug druskos, nors mano vyras, iškėsi dirbo toj visoje kulinarijos srity ir jis labai nori įpiršti man visus tuos skanius patiekalus ir kaip čia gurmaniška, kaip čia gerai mes žiūrim ir visas laidas ir kaip europiečiai gamina, kaip ten visokių tų tomatų prideda pirktinių, ten visokių tų skanumynų, nu man ne. Man tada norisi daug vandens gert, man tada kažkas ne taip, kuo paprasčiau. Be druskos, be daug ten ypatingų prieskonių, tiesiog paimi natūralų maistą, suvalgai dėl maisto ir tas yra skanu, kas įdomiausia. Tas yra skanu. Tai va, reiškia, kuo natūralesnis maistas ir iš tikrųjų, kuo mažesni kiekiai. Šiandien visa savo sukaupta patirtimi apie sveikatinimo ir lieknėjimo būdus Gitana Vitkauskienė dalyjasi su savo sporto ir sveikatingumo klubo Šaulė lankytojomis. Aerobikos treneriai neretai alytiškiams tenka dalinti patarimus, kaip norint sulieknėti, neperlenkti lazdos ir nepakenkti sveikatai, imantis priemonių jai pagerinti. Kokias daro didžiausias klaidas žmonės? Tai vat būtent, kad jeigu aš irgi anksčiau, kada prisiklausius ten ir tos vaištinės, ir to vegetarizmo, tai jeigu kopūstai, tai kopūstų puodas. Ir gaunasi ta alergija, kur kūnui nepatinka tas tavo puodas kopūstų ir nepatinka tau tie gal iš vis kopūstai tokiam kiekį. Tiesiog matyt, aš sakau, kaip matyti restorano porcijas. Vat nueini, tau įdeda, supranti, va tiek va morkyčių, va tiek va kopūstėlio, per delno dydžio mėsytę ir būk rami ir būk laiminga. O tas kruopas dar pasilik vakarieniai. Nieks nežino, kiek ir kokio reikia maisto. Tiesiog tu matai, jeigu su šitu maistu tau vis tiek blogai, tu vis tiek netelpi į savo rūbus, tau vis tiek nieks negerėja, tai net ir tas bananas, net ir ta žaliavalgystė, net ir tos kruopos, net ir kas vadinasi tau netinka. Tai gal tau atvirkščiai reikia pradėti saldumynus valgyti, tau reikia karbonadus pradėti keptis, tau reikia galbūt pradėti ledus valgyti, gal tau kaip tik reikia kažką daryti kitaip, sukrečiančio, nes tas sveikatingumas tavęs neišjudina. Tai tiesiog tikriausiai žmonės, kad valgo per didelės porcijas, per daug riebalų aliejus pilasi, per daug riešutų valgo, per daug vaisių valgo. Dabar trumpam persikelkime į sporto ir sveikatingumo klubą Šaulė. Kelios aerobikos treniruotės per dieną – tokia moters kasdienybė. Pirmiausiai žmogus pradeda sportuoti, o paskui natūraliai pasikeičia ir jo supratimas apie mitybą, pastebė aerobikos instruktorė, kuriai sportas teikia didelį malonumą, su kuriuo kone kasdien dalyjasi su sporto ir sveikatingumo klubo lankytojomis. Pats pirmas dalykas, kada paklausiu žmonių, tai ką jūs darysite, jeigu norėtumėte sveikiau gyventi? Sako, ne, aš mitybos tai nekeisiu, aš pradėsiu sportuoti. Nes dažnai žmonės prisimena, kad pradėję sportuoti, pas juos keičiasi mityba, jie pradeda gerti daugiau vandens, jie galvoja, kad man reikia kažkokio vandeningesnio maisto, aš jau nenoriu tų sūrių riebių, aš gal nenoriu kažkokio tai torto riebesnio, gal man užtenka vaisiaus, gal man užtenka želė torto. Žodžiu, žmogus pradeda jausti savo kūną. Galų galiais jis sako, man gaila laiko.
Ir vien dėl to, kad jisai ateina į sportą, kad jisai praleidžia ten laiką, tai jisai sako, ne, tada aš sveikai pradėsiu ir maitintis. O iš tikrųjų, tai jeigu žiūrint pagal visą fiziologiją, tai ir širdies raumens stiprinimas, ir kraujagyslių stiprinimas, ir laikysenos, ir valosi organizmas, nes žmogus prakaituoja. Aišku, dega riebaliukai, svoris krenta, žmogus aktyviai praleidžia laiką, kažką tai sužino, išgirsta naują muziką, susipažįsta, bet to mes klubas mes darom ir kitus sveikatingumo renginius, kur moterys gali dar niekur neišvykę iš Alytaus gerai praleisti laiką. Kaip pavyzdžiui, ir visus noriu pakviesti į artėjančią aerobikos fiestą, jau 12 metų, kaip mes ruošiam šitą renginį. Tai bus kovo 23 dieną jaunimo centre. Mes išsinuomojam didelę salę, ant viršaus pakviečiame trenerius, jau ne aš vedu, bet atvažiuoja kviesiniai treneriai. Šiemet bus Irina Butorina ir jos visa komanda, dar vyrukas vienas ir dar viena mergina, ir jie ant scenos ves zumba, makumba, funkcinis treningas, kalanetika, relaksacinės treniruotės. Tai reiškia, bus apie 4-5 valandas vien tik tai sporto, kuris priimtinas kiekvienam žmogui ir jokios tikimybės traumai. Kadangi jau lankomės sporto klube, Gitana Vitkauskienė su mielu noru pademonstruoja pačią naujausią treniruotę vadinamą Dance Fitness. Puikias kūno linijas norinčioms turėti moterims ši treniruotė bus ne tik naudinga, bet ir įdomi, mat viskas vyksta šokių ritmu. Iš tikrųjų, kaip ir visame pasaulyje, nuo sudėtingo iki paprasto. Taip ir pas mus, reiškiasi, anksčiau aerobikoje choreografijos pasižymėjo, treneris norėjo įsiskirti prieš savo klientės, kuo įdomesnėm choreografijom, kuo sunkesnėm choreografijom. Tai dabar, reiškiasi, viskas grįžo prie to, kad treneris nori pateikti savo klientėm kuo paprastesnės choreografijas. Tačiau visa tai yra sujungta su labai populiaria, su uždegančia muzika. Šalia šokio yra tonizuojamas kūnas. Paprasčiausiai, kada šokio metu yra tonizuojamos rankos, sukamas korpusas, atliekami pritūpimai, atliekami judesiai korpusui. Tai tarsi šokdamas žmogus gauna kartu ir pritūpimus, kuriuos anksčiau jų nemėgdavo daryti, ir kažkokių pasilenkimų, kuriuos daryti jam būdavo monotonija. Tai tiesiog per šokį mes gaunam užslėptą raumenų treniravimą. Ir tai yra nenuobodu, tai yra priimtina, nes čia labai daug žaidžia ir muzika. Po valandos trukmės aerobikos treniruotės Gitana Vitkauskienė sako, jog tikrai į sveikatą bus išgerti žaliavalgių kokteilį. Gitana dar tikrai nepamiršo žaliavalgių maisto receptų. 6 mėnesius užpraeitą vasarą ir rudenį šį kokteilį žaliavalgę nusprendusi būti moteris gėrė kiekvieną dieną. Gitana atskleidžia, jog po žaliavalgystės periodo kurį laiką ji negalėjo pagalvoti apie išbandytus ir išragautus gyvų vadinamo maisto patiekalus. Bet dabar po tiek laiko sako, jog jau bus pasiilgusi savo mėgiamiausio žaliojo kokteilio, kuris pasak buvusios žaliavalgės išties paprastai pagaminamas, tačiau skanus. Tai koks čia kokteilis dabar bus? Kokios čia jo sudėdamosios dalys bus? Iš tikrųjų, noriu šiek tiek reabilituoti tą žaliavalgystę. Iš tikrųjų, jūs aklai neklausykit, kas ką šneka, patys viską bandykit. O aš pabandysiu jum padaryti dabar žalią kokteilį, kurį jūs galite tiesiog... Kodėlgi, pavyzdžiui, jis vis dėlto, reiškiasi, žolės, jos turi, kaip žolelių arbatos, jos turi, reiškiasi, tokį dalyką, kad jos nemaitina, bet jos valo. Valymas eina. Plus jos turi ląstelienos. Užsiveisia gerosios bakterijos. Iškisi žarnyno, plus turi cholesterolio, chlorofilo, daug žalumo, gyvo vandens turi mikroelementų. Žodžiu, vis dėlto žolės turi daug labai valančių savybių.
Ir iš tikrųjų, jeigu jūs visą dieną sotinsitės kruopom, mėsa, varške, tai vienas iš jūsų dienos patiekalų galėtų būti ir valantis. Ir kaip valantis tai gali būti žalias kokteilis. Jeigu jūs norite pamesti svorio, padaryti didesnę dėl savęs detoksikaciją, jūs galite to laikytis savaitę tik žaliais kokteiliais galite valgyti. Čia tiesiog stebėkite savo savijautą, nes kiekvienas žmogus yra, kaip sakant, užslėptas perlas ir kiekvienas būdas užslėptas perlas. Tiesa, dabar žiemos sezonas, šviežios daržovės gauti iš kaimo tikrai neįmanoma, tarkim tokios kaip špinatai. Ar nebijote tų visokių pesticidų, kitų chemikalų, kurie gali tiesiog būti ant šių daržovių? Nieko nebijau ir nieko nebijokit ir žiemą galima laikytis dietos ir pavasarį, ir vasarą. Ir kada jums tik šauna į galvą, kada jūs jaučiat antplūdį, poreikį ir visą laiką to galite pasinaudoti, nes, pavyzdžiui, ir pagal cheminius ir medicininius tyrimus, netgi mes paimam, jeigu pomidorą išaugintą šiltnamį ir pomidorą nupirktą iš parduotuvės, vis dėlto maistinių medžiagų yra tas pats. Tik tai, kad skiriasi skonis, skiriasi spalva, nėra kvapo. Bet kaip maistinės medžiagos yra geros. Ir nieko iš vis nebijokit, pats organizmas išsivalo, pats organizmas jums duos pasakys, kiek reikia vandens gerti, kiek reikia. Jeigu jūs laikysitės normų ir būsite darnoj su savim, nebijokit nieko. Taip, tai tiesiog dar kas svarbu, stenkitės, kad jūsų, reiškiasi, valgiaraštis būtų kuo artimesnis šalia jūsų šeimos, kad jums nereikėtų išleisti daugiau pinigų, kad jums būtų patogu apsipirkti, daugiau naudokit tą, ką turit namie. Tai tiesiog paprasčiausi kaimiški obuoliai, šį kartą tai aš čia palupau, bet kada aš dariausi pati vasarą ir pati, tai tiesiog būna, kad dedu su visais kambliais, su visais tom atliekom, kad grinai valo žarnyną tada. Kuo didesnis kamblys, kuo storesnis, tuo geriau. Tiesiog, banano su žieve neplakiau, bet apelsiną tai tikrai su žieve plakdavau. Reiškiasi, kaip valgo beždžionės. Jos paima bananą, nusilupa bananą, taip, ir apsisuka žolėm. Taip. Tada būtenkoj šovė į galvą mintis. O jeigu aš į savo žalią kokteilį, tą neskanų, tą smirdintį, tą kokteilį, kurį neįmanoma praryti, jeigu aš įdėčiau banano. Ir jinai, nuo to prasidėjo žaliųjų kokteilių revoliucija, kada žmogus, reiškiasi, įdėdama šalia skanų vaisių saldų, jisai suvalgo ir tą žolę. Dedam porą bananų, taip pat galim įdėti obuolių, saldus susijungs su rūgščiu, bet čia gali būti apelsinas, gali būti greipfurtas, gali būti kivi. Petražolės, varos keisti iš kūno, špinatai, labai žali šiemet, lietuviški, čia lietuviško ūkio. Kuo žalesnė žolė, tuo daugiau joj chlorofilo, to deguonies, kuris turėtų papildyti jūsų kraujo turinį. Paskutinis akcentas – vanduo. Sekundės. Na va. Netrukus ragaujame šio žaliojo maisto ir tenka pripažinti, jog šis ryškiai žalias kokteilis tai ne tik sveikas, tačiau tikrai skanus ir sotus gėrimas. Tau pirmas kartas žalio kokteilio. Tikiuosi nenusivysi, bet dėjau daug žolių. Čia, aš jau sakiau, čia tikrai žalia. Iš
Išbandžiusi ne vieną kelią į sveikesnį gyvenimą, Gitana Vitkauskienė sako, jokių būdų nenorinti pasakyti, jog vienas ar kitas sveikatinimo metodas ar dieta yra blogi. Reikia išbandyti viską pačiam ir atsirinkti, kas tinkamiausia, norinčioms sulieknėti patarė sveiką gyvenimo būdą propaguojanti alytiškė. Iš tikrųjų, ta paslaptis tai suvokti, kad kokia tu nori būti, tokia ir būsi, kad viskas yra tavyje, kad, iškesi dažnai, aš girdžiu, kada žmonės nuvažiavo pas Kepenį, kokia ten nesąmonė, ten pusbaidžio maitina, ten arba dar kažką, arba ten neįmanoma vykdyti. Nuvažiavo pas Kepenį, sumokėjo ten tuos 900 litų ir keikė, aš po kiekvieno seminariuko, nesvarbu, ar aš gaunu kažką ar negaunu, ar tik tai dėkoju, tik tai aš neįsivaizduoju, aš dievinu tokius žmonės, kurie kažką tai atskleidžia ir kad gali nors šiek tiek motyvuoti pastumti pirmyn. Nes tik tai, kada žmogus pats domisi, tiesiog ieškot ir suvokt, kad koks tu norėsi, toks tu ir būsi. Plius žmogus turi, reiškiasi, kažkokį tai prisiminimų kodą įdėtą, kažkokį tai nusiteikimą, kada tau sako, kad tu būsi visą laiką stora, pas mus giminėje, reiškiasi, visi stori ir tu būsi tokia. Ir žmogui tas pastoviai seka ir jisai kovoja. Ir kuo jisai daugiau kovoja, tuo jam labiau nesiseka. O reikėtų atvirkščiai paleisti 100 mintis, paleisti giminės ryšį, paleisti, kokia tu buvai, tiesiog matyti save savo, jeigu tu matysi save liekną, tai aišku, tu iš karto matysi mažesnės porcijas. Jeigu tu save matysi be riebalų, tai aišku, kad tavo maistas bus be riebalų. Reiškia, truputį kitaip į save pasižiūrėti. Tai viskas, ką norėjome parodyti šį vakarą. O šią laidą pasižiūrėti taip pat galite ir internete www.dzukijostv.lt. Dėkojame už dėmesį ir iki pasimatymo po 2 savaičių.